Sveiki visi, nauja savaitė, nauji darbai. Ši savaitė prasideda darbo diena, šioj savaitė pradedu gan vėlai, 16 valandą. Čia taip vadyba sumastė. Nors kito atveju, kadangi reikėjo daryti 45 valandas, jiem nežinau, jiem nagus nešti, šeštadienį žmogus negali nevažiuoti. Privalo, jeigu tu nevažiuoji šeštadienį, jiem nežinau, jiem šikną nešti. Tai esu Šveicarijoje, kem 5 valandas pasidariau ir kaip žinia, Šveicarijoje negalima, kaip ir visą Europą negalima daryti kem 5 kabinoje. Tai prasidėjau, viskas važiuoju, sėdžiu mašinoje, pasiruošęs ir realiai būčiau, jeigu stojęs Vokietijoje daryti ryte 45 valandų pauzės, tai būčiau ir pauzę pasidaręs ir jau būčiau pravažiavęs Šveicariją ir gal net būčiau užsikrovęs ir pirmą vietą, kadangi būčiau galėjęs pradėti darbą gan anksti. Vėl tas pats maršrutas per Simploną, pasidariau deklaraciją ir važiuoju toliau. Kita diena ir šiandien sveikinuosi jau iš Turino. Pirmas 2 vietas įsikrauti, ten nieko nebuvo įspūdingo. Pirma vieta buvo prie pat Skursto, apie 20 km. Ten iškroviau porą palečių, berods. Ne, vieną paletę iškroviau, kažkur tai variklis kažkoks buvo, tyrimų laboratorija. Antroje vietoje iškroviau ADR, turėjau šitus spausdinimo rašalą, iškroviau ir dabar važiuoju į 3 vietą, ten taipogi bus, ten bus viena paletė, kažkokia didesnė žiūrėjau, skrydžių centras ar kažkas tokio, ar skrydžių mokymo centras gal, kažkas tai su tuo susiję. Vaizdai važiuojant Torino aplinkelio. A55 kelias. Iš to priekį važiuojančio sunkvežimio su puspriekabė ką tik iškrito didelis plokštės gabalas, tai čia spėjau pasukti į šoną. Blemba. Įsižiojęs kaip reikalas. Vairuotojas, neužsidengęs stogo krovinio, štai viskas ir laksto lauk. Štai pasitinka naikintuvas ant žiedo, čia kaip skulptūra, kažkas tokio, paminklas, nežinau. Ir štai ten vieta, kur man reikia išsikrauti. Koks čia naikintuvas, nežinau. Gal jūs pasakysit? Įmonėje viskas labai greitai, atvykau, pakrovėjo vairuotojas, sako žodžiu stok, atidaryk, iškrovė vieną nedidelę paletę, dar kaip tik reikėjo nukrauti, nežinau, transpaletą, rankinį palečių vežimėlį, ar kaip jis vadinasi, lietuviškai nukėlė nuo viršaus į apačią, kad būtų biškai patogiau. Viskas, čia nežinau, neužtruko nei 10 minučių, iškrautas ir važiuoju toliau, reikia. Sekantis iškrovimas berods, kiek žiūrėjau pagal miestą, tai Laspezija, tai yra ganėtinai nemažas kelio gabalas, apie kokius 2, galbūt 300 km. Tai šiandien vakare galbūt būsiu. Tai va, o dėl lėktuvo modelio paklausiau pas apsaugą, sakė, jog tiesiog mato, kad modelis o koks, nežino, žmonės tiesiog nesidomi. Štai kaip atrodo vieta, kur išsikraudinėti reikėjo. Garbės ratuką apsuko aplink naikintuvą. Jeigu žinot, kas tai per modelis, parašykit komentaruose.
Šiandien baigėsi mano darbo diena, tai tiek. Reikia nusimti GoPro kamerą nuo mašinos, kad nenuimtų kas nors kitas, o čia yra įmanomas dalykas. Išsikroviau porą vietų Laspezijoje, neparodžiu, viena buvo tokia šiek tiek siauresnė vieta, bet jau važiavusi įmonės teritorija buvo kur apsisukti. Kita vieta ten jau pastoviai važiuoju. Ir dabar važiuoju į Via Regio, tai va, ten nuvažiavus, ten, kaip mačiau, prie jūros uoste bus iškrovimas, ar bent jau turėtų būti. Tai parodysiu, kaip ten atrodo.
atvykau į prieš paskutinį iškrovimą, tai yra laivų statykla ir taip toliau. Tai va, žodžiu, važiuoju. Štai kokia vieta. Ten jachtos. Ir jau laukia moteris manęs prie vartų. Čia turiu išmesti vieną dėžę. Iškrovė ir šiuo metu esu pajūryje. Turbūt girdėt ir garso įraše, kad bangos šniokščia. Tai šiek tiek parodysiu ir jums, kadangi čia jūra yra pakankamai netoli. Iki Vilkiko vos, nežinau, kokie 200-300 metrų. Prie pat pakrantė Via Regio. Tai nežinau, kaip čia pasakyti, pasigrožėt ar ne, bet oras iš tikrųjų geras, šiltant saulytės, lengvas vėjukas. Bet iš esmės, na, super, nežinau. Oras tikrai nuostabus. Parodysiu panoramą, kas dedasi aplinkui. Štai. Ir vat, dešiniam apatiniam kampe matosi mano Vilkikas su puspriekabė. Einam pasižiūrėti truputį arčiau. Skalauja krantą. Trumpas pasibuvimas prie jūros ir važiuoju toliau. Paskutinis iškrovimas bus rytoj Amazonė, Ardėja Roma, bus prie Romos ten kažkur tai. Ten įsivaizduoju, esu buvęs. Ir beliek šiandien tik tai kratytis, purtytis, važiuoti gan šūdinu SS1 keliu. Labą rytą, šiandien jau ketvirtadienis ir 9:30 minučių turiu būti Amazonėje, iškrovimas, paskutinis iškrovimas ir, žodžiu, atėjo ryte žmogelis begeriant kavą, atėjo pas mane vienas italas prie mašinos ir paprašė būti atsargesniam, kadangi jo mašina stovi už mano puspriekabės. Parodysiu jums ir prašė tiesiog būti atsargesniam išvažiavimui. Tai be abejo, visada pravartu žinoti, kas dedasi 360 aplink jūsų mašiną. Žmogus iš atsargumo matyti jau ne pirmas kartas gali būti nupulęs jam, kad kažkas važiuodamas atbulomis nematė ir kliudė į automobilį. Štai matosi ir jo automobilio kampas baltos mašinos. Ten yra maždaug kokie 2-3 metrai atstumas. Tai tiesiog paprašė būti atidesniam. Atvažiavau į iškrovimą apie 9 valandą.
Tai iškrovė tik dabar yra 14 valandų 3 minutės. Tai pralaukiu pakankamai ilgai prieš tiek laukdamas, kol leis į teritoriją, kadangi duoda tokį į Amazonę, atvažiavus duoda tokį prietaisėlį. Laukiu parkingą mašinai, kada jis pradeda pipsėt, tada atvažiuoji prie įvažiavimo vartų, atiduodi aparatėlį, ten pasako, prie kurios rampos tau reikia važiuoti ir pastatyti mašiną, ten atvažiuoji, tave pasitinka žmogus ir pagal daug, nežinau ar daug, bet pagal saugumo taisyklės, pagal įmonės saugos reikalavimus atvažiuoji, beveik prie pat rampos pristumi, kad galėtum atsidaryti duris, turi užgesinti mašiną, pastato, nežinau, tą atsparą po ratais, toliau, žodžiu, atidarai duris, pristumi prie rampos ir taip toliau, ten, žodžiu, atiduoda raktelius. Išvažiavimui vėl tokia procedūra, negali palikti už visos mašinos, patrauki, kada uleidžia, atiduoda raktelius, kada uleidžia, patrauki automobilį sunkvežimį nuo rampos, tada užsidarai duris, bet prieš tai, aišku, užsigesini variklį vėl, užtrauki nerankinį stabdį, kas kaip ir neturėtų būti nieko stebėtina. Gauni raktelius, pasitikrinti geriausiai reikia vietoje, ar yra štampai. Šiuo atveju nebuvo sudėti štampai iškrovime, tai teko reikalauti pas apsaugą, kuri įleido, kad jie uždėtų štampus, kadangi čia, nežinau, futbolistai ne tik tai stadione, bet ir darbo vietoje dažnai būna, kad nesako, mes nedam ant spaudų, sakau, stovi prie vartų, tai jeigu nebus ant spaudų, aš negaliu išvažiuoti iš teritorijos, kadangi, viskas tai yra problema. Tai gerai, sudėjo į štampus, viskas, jokių problemų, dabar stoviu parkingė Amazonės, nufotografuosiu CMR-us ir pranešiu, kad viskas, esu iškrautas, tuščias ir lauksiu tolimesnių žinių. Neilgai trukus parašiau žinutę ir gavau atsakymą, kad važiuoti į pakrovimo vietą, tai bus viena paletė, įmonės pavadinimas Roma Sped, susivedžiau į navigaciją koordinates, tai rodo, kad 22 km, tai maždaug nacionaliniais keliais važiuojant, tai būtų pusvalandis, gal truputėlį daugiau. Ir ką, važiuoju krautis, pradedu rinktis kroviniukus. Atvykau į pakrovimą, viena paletė, kol kas reikia išrašyti CMR, tai sudėti lietuviškos įmonės antspaudą ir numerius sunkvežimio vilkiko ir puspriekabės reikia surašyti. Ir pakraus greitai. Štai tokią vietą atvažiavau pasikrauti, kaip matote. Čia kroviu vieną nedidelę paletę, tai su palečių tų rankinių vežimėlių persistūmiau priekį, pririšau, kad nenukristų tą paletį. Ir nespėjus man išvažiuoti net iš įmonės, iš karto atsiuntė, kad važiuočiau į CHT SRL įmonę. Ten važiuojam dažnai, fanieros krautis, ar kaip žaliavos pačios fanieros su laminatų baldom skirtos stalviršiam. Žodžiu, tų dalykų. Važiuoju krautis. Tokia vat promzona. Nėra didelė, bet kelias taip suartas, kad, gal dar ne blogiausia vieta iš tikro. Buvę gal ir blogesnių, bet nestebuklas tikrai. Susivedžiau į navigaciją, kur čia man reikia važiuoti. Iki pakrovimo 288 km, tai realiai šiandien galėčiau davažiuoti, bet manau, kad ieškosiu kokios degalinės, būtų labai gerai pasipildyti vandens į kanistrą, kadangi jau taip į pabaigą ir būtų labai dar puiku susirasti dušą, kur sustoti, nusiprausti. Taip atrodo mano maršrutas. Važiuosiu vakariniu Romos aplinkeliu, toliau Terni, Perudžija ir Čereto Diesi. Šiuo maršrutu važiuosiu tuo atveju, jeigu nebus niekur uždarytas kelias, nebus apylankų.
Jeigu bus, be abejo, maršrutas keisis. Greičiausiai. Na, chebrytė, pasikroviau. Medžio plokštės, fanieros ir visokio kitokio še. Ir važiuosiu link Veichino. Pasikroviau. Vėjukas mūkėt, aš nemoku pasakyti. Iš tikrųjų, tiek stiprus, kad pečiai linguoja. Visa laimė ta, kad krovė pilnai visą fūrą. Matėte, plokščių, fanieros, stalviršių, žodžiu, sunkių dalykų. Tai turėčiau sverti apie kokias 22-25 tonas. Aš taip įsivaizduoju. Tai važiuosiu kur kas ramiau, bet jeigu tuščiam važiuoti per tokį orą vėjas, kai toks stiprus, nepažiūrėtume, kad situacija labai lengvai gali apversti vilkiką ant šono. Būtų dar reikalų iš tikrųjų. Ypatingai pavojinga, kada važiuoja į tiltais, per tiltus, per vedukus ir taip toliau. Tai kaip ir minėjau, pasikartosiu, kad važiuoju į Butidino, pasidarysiu dokumentus. Šiandien ko gero ten nuvažiuosiu ir daugiau nebus verta niekur važiuoti, kadangi apie 22 valandą aš pasieksiu. Šveicarija jau bus uždaryta, tai rytoj ryte pasidarysiu 9 valandas pauzę ir rytoj ryte važiuoju į Veichiną. Noriu parodyti, kokios važiavimo sąlygos. Dabar 22 valanda, esu už Bolonijos, jau pravažiavęs iki Milano 100 km. Rūkas, ne belekoks, bet gan stiprus. Ir važiavimo sąlygos, ne kažką. Važiuoju kaip tik į parkingą darytis pauzės. Šeštadienis. Iš Italijos važiuoju dabar link Chiasso muitinės. Ne Chiasso, kaip kiti sako, tai yra Chiasso. Pasidariau šiaip ne taip deklaraciją, kadangi negalėjo dėl vyno CMR, vynos paletės nebuvo transporto DDT papildomų dokumentų, kaip invoices ar kažkas ten gal. Ir žodžiu, negalėjo padaryti man T2 deklaracijos. Tai parašiau į Pentagoną mūsų. Paklausiau, ką daryti, kad nedaro. Tai direktoriaus atsakymas, parašiau į WhatsAppą. Tai direktoriaus atsakymas buvo toks. Neįtrauk to krovinio į deklaraciją. Na, kokios bus pasiekmės, jeigu sustabdys policija ar kontrolė ir patikrins, aš nežinau. Bet šitą video tam ir darau, kad jeigu taip nutiktų, kad aš turėčiau bent kažkokį pateisinimą priežastį. Kad taip liepė ir taip toliau. Ne, nu jau. Kai sekasi, tai jau sekasi. Reikėjo vieną vietą biškį įsaigiau pastabdyti su plokšte. Pasislinko svorio centras ir dabar gavosi, kad ant varomos ašies turiu apie 11 tonų, kai Šveicarijoje berods gal tik tai 10,5 yra leidžiama. Nors čia dar negalutinis dalykas, kad ir svarstyklės, apkrova ant varomos ašies, ar tiksliai rodo, čia irgi klausimas yra didžiulis. Nes čia ko gero pas nei vieną mašiną nekalibravo, kiek žinau. Nors galiu ir klysti. Tai pažeidimų savo neslėpiau ir pasakiau viskas, kas yra negerai. Kad nebūtų staigmena, žmogus sukalbamas, malonu dirbti. Problemos yra tokios, kad išrašė baudą 750 frankų už viršsvorį. Už tai, kad yra ant vilkiko pirmos ašies ir varomos ašies. Truputėlį tik per daug svorio, bet sujungus kartu negali viršyti svoris ant varomų ašių, svoris ant vilkiko pirmos ir antros ašies kartu sudėjus negali viršyti 18 tonų. Pas mane yra 19. Ir už tai išrašė baudą, premiją 750 frankų. Kiek tai eurais bus, tai aš įsivaizduoju kažkur 800 gali būti, ar truputėlį daugiau. Tai dabar tiesiog laukiu, kol atrašys direktorius. Jeigu atrašys, laukiu, kad galėčiau važiuoti. O jeigu neatrašys, ką, nu viskas, lauksiu pirmadienio ir tada važiuosim.
Tik tai, aišku, tuo atveju pirmadienį važiuosiu, kai susimokėsiu baudą. Tai žodžiu. Įdomybės prasideda. Jau 16 valanda. Laukiu vis dar. Mačiau, kad šefas direktorius, kad perskaitė, žinote, ką parašiau, ką nusinčiau nuotrauką pažeidimų lapo. Tai aš laukiu. O muitinė dirba, ne muitinė, o šitas patikros postas dirba iki 17 valandos. Tai parašiau ir tą žinutę, dar neperskaitė, nežinau kokie planai, ką darys. Aišku, savaitgalio planai ką bet turėjo, ko gero susigadino gan stipriai. Ne tik jam, bet ir man. Baudelė sumokėta. Varom į Vokietiją. Nusileidus nuo Gotardo, čia pravažiavus Ersfeldą, link Vokietijos. Matot, koks kelias prisnigta, gal nėra daug. Ir vis dar sninga. Ir manau, kad čia neblogai privarys sniegelio. Saugaus kelio visiems. Žodžiu, beveik vidurnaktis. Sustojau Vokietijoje. Radau parkingą autostradoje, kad nereikėtų į autohofą važiuoti, nemokėti pinigų. Ir viskas, sustojau, savaitgaliausiu, jau nuovargis jaučiasi. Velniukai ant stiklo dar nelipa, bet jau akytės jaučiasi, kad pavargė. Ir tiek. Gero likusio visiems savaitgalio ir geros kitos darbo savaitės.